žvaigždės kiaurai dega ir krenta. Esu Šarūnas Vasiliauskas, buvęs krepšininkas, dabartinis komentatorius ir šiaip krepšinio mylėtojas. Tai be galo smagu visų pirma Silver Star stovyklos organizatoriam, kad pakvietėt, o visų antra, be galo esu dėkingas turėti tą galimybę tiesiog pabūti su vaikais, kažkiek irgi pasidalinti kažkokiais savo nuotykiais karjeros ir pačiam galbūt prisiminti, išgirsti kažkokių tų klausimų tokių, kur tikrai atrodo vienas nuo kito klausimo labai yra skirtingi, bet jie vaikui rūpimi ir smagu jam atsakyti. Tai esu be galo tikrai dėkingas, senai buvau Plateliuose, senai buvau ypatingai tokiose mokyklose, kur tie mažieji miesteliai sudeda visą savo širdį, tai buvo tikrai geras susitikimas ir labai smagus pabuvimas su vaikais. Būtinai turit mėgautis kiekvieną akimirką ir šiaip maloniausias dalykas tai, kad tie buvimas kartu, susipažinimas, tos akimirkos, sakau, tokios neįkainojamas, nes kai tu baigi karjerą, kai tu nebetenki tos rūbinės, kai tu nebetenki tų juokelių kažkokių išdaigų vienas kitam, tai labai atsiliepia ateityje. Ir ta prasmė ir būtų, kad treneriai irgi galbūt kartais spaudžia, nori, kad būtų sunkios treniruotės, bet jie nori iš jūsų padaryti krepšininkus. Tai turit kartais priimti sunkias treniruotės, kartais turit priimti kažkokius žaidimus, kartais kažkokias vienas prieš vieną užduotėlės, bet turit atiduoti visą save, savo širdį ir žiūrėti, kaip jums seksis. Vieną turėjau, šitas negražiai pasielgiau, bet taip turėjau. Nes sekantis būsiu aš. Jos reikia pamokyti. Kaip finalą, kokį finalą žaidžiu? Kadangi savo didžiausia svajonė buvo debiutuoti Eurolygoje, debiutavau joje ir dabar norėčiau klausimas būtų toks, galbūt komanda bus paprašiau, prieš kokią komandą sužaidžiau savo pirmasis Eurolygos rungtynės? Neptūnas. Ne. Neptūną. Prieš Žalgirį. Ne. Fenerbahčę. Ne. CSKA. Ne. Ne. Olympiakas. Ne. Real Madridą. Ne. Prieš... Nu gal nieks neatsakys. Anadolojus. Ne. Mažeikius. Ne. Ne. Barsa. Teisingai. Aš norėjau. Čia didesnė vaikutė tau, bet iš jaunimo. Ui, gerai. Iš Kukinso aš tavo Vasiliauską.
padariau. Silveris! Labas vakaras, sveiki atvykę į kasmetinę Silver Star Summer Camp olimpinės žaidynės! Noriu paklausti vieno dalyko, ar jūs pasiruošę? Kaip matėt, bus 5 rungtys. Komandos bus sudarytos draftų principu. Žmogus iš kito Žemaitijos krašto. Žmogus, kuris varo kiaurai. Paulius iš Plungės. Maura, ne Maura, Plungė varo kiaurą. Maura, ne Maura, Plungė varo kiaurą. Happy birthday, Aronas. Grybauskaitė valdo! Vaikis šampan! Žalgiris dominuoja! Balutės! Ar pasiruošę pirmai rungčiai? Negirdžiu! Jūsų komandos negirdėjau. Išgirdau, ačiū. Taigi pirma rungtis pavadinimu Matieka. Laimėsiu. Jokūbai. Sakiau! O, Kebra, kamuolį. Viskas! Laimėjo Grybauskaitė. Antra rungtis vadinasi kokteiliai. Yra, matot, 5 spalvos. Mes sumaišysim apatinius butelius, tai bus teisinga tvarka, pagal kokią turėsit sukeisti viršutinius. Galit sukeisti tik tais 2 butelius vienu metu. Sukeičiat, pasakom, ar yra, kiek yra teisingų. 3, 2, 1, let's go! Šitas, ala. Vienas teisingas. Tai šitas vadinas teisingas. Čia va, nukeisk. 2 teisingi. Raudonas su geltonu. Ne. Raudonas su geltonu. 3 teisingi. Apkeisk šitų geltoną. Op! 3, 2, 1, go! Vienas teisingas. Kaip bandytas. Šitos. Ne. 0 teisingų. Keist. Vienas teisingas. 2 teisingi. Šitas žaliu. 3 teisingi. Mėlynu jo. 2 teisingi. Apkeist. 3 teisingi. Geltonas teisingas. 2 teisingi. Geltonas teisingas. Šitas su šituo. Ne, raudonas su geltonu. Raudonas su šitas su šituo. Op! 38, 26. Antrą vietą. Dabar rungtis pavadinimu krepšiasvidis. Komanda gaus 4 maišiukus. Tikslas yra pataikyti skylę į skylę 3 taškai, ant lentos 1 taškas. Dabar meta kita komanda. Ant lentos pataikęs gauni tašką. Jo. Mažas tyčia. Turi pataikyti ant Yra. Jeigu pramestai, Dabar, jeigu pramesi, tavo. nebent tu kietas.
Jeigu toks kiek. Užskaitom. Reikia nepataikyti. Oi! Mes laimėjom. Laimėjom. Dar galėjom. Kurie laimėjo? Raudoni. Rungtis slėpynės. Turit įsiminti kuo daugiau daiktų. Ir tada perduosim 2 minutės, per kurias turėsit visus kuo daugiau daiktų užrašyti ant lapo. 3, 2, 1, atsisukam, žiūrim. Puodelis, tualetinis popierius, lenta, kojinė, timbark, batai, Peržengiam linijos. kojinės, jos, tokie... 10 sekundžių. Netrudykit. Tu parašyk, kas, kamo, kur? Batas. Ir komanda basutės. Šakutė yra šaukštas, peilis, yra dantų pasta, yra raktas, yra pelytė, yra kamuolys, yra batareikos, yra kašio lenta, yra čipsų pakelis, yra maišelis, yra Bet mes nespėjom parašyti. Tai neužskaitom, kokol, neužskaitom. Rak irgi neužskaitė, mane nespėjot. 17. Bus 5 temos ir klausimai už 1 tašką, už 2 ir už 3 taškus. NBA už 2. Klausimas skamba taip. Matas Buzelis NBA naujokų biržoje buvo pasirinktas 11 šaukimu. Koks dar lietuvis taip pat buvo pasirinktas 11 šaukimu? Lygiai taip. Turim atsakymą. Komanda turi atsakymą, klausom. Donatas Motiejūnas. Atsakymas dėja, bet neteisingas. Donatas Motiejūnas buvo pasirinktas 20 šaukimu. NBA už 1. Kas buvo paskutinis žaidėjas, kuris NBA MVP apdovanojimą gavo 2 sezonus iš eilės? Nikola Jokičius. Gabrielius pasiūlė variantą Nikola Jokičius ir šis variantas buvo teisingas. 5 klasė. Rinktinė už 3. Kaunos komandai. Klausimas skamba taip. Kiek? Reikia skaičių pasakyti. Kiek dabartinės Lietuvos rinktinės žaidėjų praeitą sezoną žaidė Eurolygoje? Lietuvos rinktinėje. Ulanovas, Šmits. Tas iš Paskonijos. Ne, Lietuvo. Nu, tu tylėk geriau. Tas Grigonis. Tada dar vienas yra iš 7-bit Lietkabelio, tas Tubelis. Kapiton. Tubelis. Jeigu Eurolygoje žaidžiam, a jūs tokie esate? Tas 7-bit Lietkabelis irgi žaidžia. Euro. Motiejūnas. Bet Vilnius nežaidė ten. Nežaidė. Lekavičius. 7. Kas dar? Žaidžia ar žaidė? Žaidė. Žaidė. Mašinų rinktinė, kur ką tik gavo. Puerto Rico. Tai 7 spėjom gerai. Ai, 12 žmonių, jo. O gerai, dabar paskaičiuokim, kas NBA žaidžia. NBA žaidžia Jonas. Sabonis. Bet dabar Jonas nežaidžia. Domantas. Tada Avolas Tubelis. Tada Sirvydis. Sirvydis, nu. 8. Nu, mes žinom. Paulius turi variantą, klausom.
Mūsų atsakymas 8. Atsakymas priimtas. Lietuvos rinktinėje iš Eurolygos žaidėjų, tiksliau Eurolygoje nežaidė Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis, Domantas Sabonis ir Mindaugas Kuzminskas, likę 8 žaidė Eurolygoje. Atsakymas teisingas. Štai, va, štai taip. Buzzer beateriu. Komentarą Paulius. Šitiem reikia dėkoti. Aš galvau 7.